Antrą dieną lipam vėl. Iš naujo. 4:30. Nu ką, dabar biškai šviesoje matysiu. Nu bet kojas tai jau skauda, nors beveik nieko nedariau. Tai atsikėlus jau buvo linksmiau. Šiandien kažkaip iš pirmo žvilgsnio lyg ir tuščiau atrodo. Pažiūrėsim. Panašu, kad būsim vieni. O kodėl ne? Jam tinka. Turiu asmeninį sporto klubą. Noriu, galit užvaryti šiandien. Tik tai neilgai. Asmeninis sporto klubas. Nu, sako, kodėl eini anksti ryte? O tai todėl. O dabar galim sportuoti kaip patinka. Nu, Žalgirį. Einam vėl tą patį apšilimą padaryti. Ir eisim kažką kitą susigalvot, kad biškelį prasijudint šią savaitę. Bus taip paprastai dar, bet nes nenoriu, kad neatskelčiau rytais, nenoriu, kad ten vos iš robočiau. Tai šią savaitę bus taip paprastai. Tai jau rutininį vakar matėm, o po to bėgimo takeliai, šiaip tokie prasitampimai. Ir tai susimatysim turbūt grįžtant arba dar kažką tai pafilmuosim. Pabėgiojom biškelį. O Dieve, kaip sunku. Ir dar visą savaitę tokia nusimato. Gerai. Atvėstame ir namo.
Nu, dar viena diena baigėsi. Rytas tiksliau. Prie namų jau. Dabar šuniuką pavedžiot, praustis ir į darbą. Švilpiko diena, vėl viskas iš naujo. Amin. Tik turbūt ne taip šviesu. Nu, vat ir kiekvienas rytas toks dabar bus tamsu. Tik dar kol kas žalia. Tuoj nebebus. Nu ką, pravesta, atvesta, šuniukas pamaitintas, žuvų taukai išgerti, praustis, šaltas dušas ir į darbą. Duosim ir Masinytei atsigert biškį. Arbatytė. Tokį išgersim iki 9. Čia mano gražuolis, apkepėlis, varškės. Kaip ten sako, tik be pavydo scenų. Jo. Ir pats net toks jausmas, kad tu pats savo pavydį. Aišku, tai čia labai skanu ir yra. Po pietų pasižiūrėjau, kad dar tik tai 5000 žingsnių kažkaip tai po vakar. Šiek tiek gėda jau tokį rezultatą turėti. Tas, kur reikėtų truputėlį pajudinti bandučiką, biškį pakratyti kotletą. Ir išėjau pasivaikščioti. Kol kas orai mus lepina ir džiugina, tai reikėtų biškį pasinaudoti progą. Kaip matėt, svoris šiek tiek jau sumažėjo, bet čia tokie svyravimai, tai čia yra normalu. Įdomu bus po savaitės, po 2 pamatyti, o dabar tai yra čia tik tai toksai iš tuščio į kiaurą pilstymas. Tai reikia kol kas daryti visus žingsnius, kuriuos dabar reikia daryti, po to jau bus galima matyti. Jau dabar viskas skauda, absoliučiai viskas skauda nuo rankų, nors nieko beveik nesportavau, bet ta prasme net neturėjau progos persitempti, o jau viskas skauda. Tai yra žiauru, bet praeis. Šitie dalykai yra praeinantis, tai susikoncentruosim į tai, kad tiesiog į pagavimą rutinos. Kai rutina bus pagauta, tada bus jau daug ir paprasčiau. Čia dabar pasidžiaugt, kol dar yra geri orai, kai orai subjurs, bus baisiau. Labai neįsivaizduoju, ką reikės daryti savaitgalį. Savaitgalis tai bus baisu, tai sakykim, nuo to penktadienio, jeigu mes šnekėtumėm tai, kas turi daug kalorijų, tai ypatingai alkoholis, alus ar ten, nežinau, stiprieji gėrimai, tai jie kaloringi yra ir jų reikėtų kažkaip tai vengti. Tai pasižiūrėsim gal, kiek žinau, nežinau, ar čia nepasiteisinimas, kiek žinau, tai yra raudonas vynas yra, tarkim, padeda cholesterolio ten mažint ar blogai, ar didint gerai. Tai negaliu pasakyti tiksliai, bet šitą esu girdėjęs, tik raudonas vynas. Ta padeda daryti. O toliau tai reikės kažkaip tai visko atsilaikyti, reikės kažkaip tai neprisivalgyti, reikės užsiimti, tiesiog rasiu veiklą. Ateis 2-3 savaitė, tada jau pasimatys visi dalykai. Tai kol kas dabar yra tiek, nebebus tokio didelio ilgo video, kai buvo aną kartą, tai, nes tiesiog nėra ką papasakoti, nes ta tokia pat rutina dabar kasdien. Tai, ką jūs matėt, keliuosi 4:20, pasportavęs, grįžtu namo, išvedu šuniuką ir aš 6 valandą jau būnu darbe. Aš tai pasidariau darbo grafiką, kad aš galėčiau dirbti nuo 6 iki
3, nes labai nemėgstu būti kamščiuose. Aš viską pasidariau, kad į darbą važiuočiau laisvai ir kad po darbo galėčiau grįžti laisvai namo. Tai va ir sporto klubą taip pat einu, kad tada, kada nėra žmonių, dėl to, kad, ta prasme, tai aš nepraleidžiu nei minutės toliau ten, sakykim, kamščiuose stovėdamas ar ten kažkokiuose prie sporto klube, prie įrengimų laukdamas. Tai aš viską susitvarkau ganėtinai greitai. Kadangi po sporto klubo į darbą, darbas baigėsi, grįžti namo, reikia šuniuką išsivesti ir po to viskas, tokia rutina, dabar dar prisidės montavimas, tai nežinau, kaip tai bus, nes ganėtinai sudėtinga, nes negalvojau, kad tai bus sudėtinga filmuotis, kad ir dabar stovint, tai yra nejauku, o po to dar reikia sumontuoti, reikia patalpinti, reikia įsiaiškinti, ką YouTube'as leidžia, ko jis neleidžia. Ta prasme, įdomi patirtis, tai gal dėl to ir motyvuoja kažkiek. Tai tad kol kas tiek, nežinau. Dienos rezultatai. 14 ir einam gult. Ką, vėl rytoj iš naujo.